Sveiki, brangūs draugai, su jumis Algimantas Jankevičius ir podkastas 5 minutės. Šventas raštas mums sako, kad kiekvienas gali prailginti savo gyvenimą, jei laikosi tam tikrų principų. Taip, jūs teisingai išgirdote, prailginti savo gyvenimą. Žinoma, sveika gyvensena objektyviai prailgina gyvenimą, tačiau mūsų viešnagė šioje nuodėmingoje žemėje ne visada baigėsi, kaip pavyzdžiui baigėsi sveikata, nes šalia ligų ir senatvės aplink yra daugybė kitų įvairių pavojų, todėl dažnai nutinka taip, kad žmogaus gyvenimas baigėsi net kai niekas nerodo artėjančios bėdos ar sveikatos pablogėjimo. Yra vienas bendras principas, iš kurio kyla 3 kiti. Ir šis principas yra nurodytas Pakartoto įstatymo knygos 6 skyriuje, pačioje pradžioje. Štai tas įsakymas, tie įstatai ir įsakai, kurių viešpats jūsų Dievas įsakė man jūs mokyti, kad vykdytumėte jos krašte, kurio einate paveldėti. Idant tu, tavo vaikai ir vaikų vaikai pagarbiai bijotų viešpatį savo Dievo visas dienas ir laikytųsi visų jo įstatų ir įsakymų, kuriuos tau įsakau, ir ilgai išsilaikytumei. Dievo baimė yra pagrindinė ilgaamžiškumo paslaptis. Saliamonas taip pat apie tai sako: pagarbi Dievo baimė prailgina gyvenimą, o nedorėlių metai bus sutrumpinti. Patarlių knyga 10:27. Kitur kalbėdamas apie išmintį, kurios šaltinis yra Dievo baimė, jis sako: pagarbi viešpaties baimė išminties pradžia, o šventojo pažinimas protas. Tai per mane tavo dienos bus padaugintos ir metų metai prie tavo gyvenimo pridėti. Bet šventajame rašte yra dar 3 įstatymai, nurodymai, kurių vykdymas prailgina gyvenimą. Šie nurodymai siejami su gailestingumu, sąžiningumu ir paklusnumu. Gailestingumas siejamas su nurodymu, kuris iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti nereikšmingas. Pakartoto įstatymo 22 skyriuje parašyta: jei einant keliu pasitaikytų užtikti paukščio lizdą, bet kur medyje ar ant žemės, su jaunikliais ar kiaušiniais, su tupinčia motina ant jauniklių ar kiaušinių, motinos drauge su jaunikliais nepaimsi. Leis motinai nuskristi ir pasiimk tik jauniklius, idant tau gerai sektųsi ir ilgai gyventumė. Jei šiek tiek pagalvotume apie šį nurodymą, pamatytume, kad Dievas rūpinasi ne tik žmonėmis, bet ir gyvūnais ir nori, kad būtume gailestingi beginkliams gyvūnams. Akivaizdu, kad čia kalbame apie paukščią medžioklę maistui, o ne dėl sportinio entuziazmo ar malonumo, nes gyvūnų naikinimas savo malonumui Dievas laiko piktadarybė ir apie tai kalba pranašas Habakukas. Antrasis nurodymas susijęs su sąžiningumu. Nelaikysi savo maiše 2 skirtingų svaršių, didesnių ir mažesnių. Nelaikysi savo namuose 2 skirtingų saikų, didesnių ir mažesnių. Turėsi tik pilną ir teisingą svarstį, turėsi tik pilną ir teisingą saiką, kad ilgai gyventumei žemėje, kurią viešpats tavo diedas tau duoda. Pakartoto įstatymo 25 skyrius, kurią viešpats tavo dievas tau duoda. Sąžiningumas versle yra būtinas. Nors visi aplinkiniai apgaus, sąžiningas svoris tokiam pardavėjui sukels pirkėjų pagarbą. Iš teksto matyti, kad 8 amžiuje prieš mūsų erą Izraelyje apgaulė prekyboje buvo įprasta. Jie sumažindavo matą, padidindavo šekelio kainą ir apgaudavo netinkamų svorių. Ir būtent Amoso knygoje būtent tas 8 amžius yra aprašytas. Ir visa tai sužadino Dievo rūstybę. Kaip dar gyvenimas galėtų pailgėti? Paulius kalba apie įsakymą su pažadu. Gerbk savo tėvą ir motiną, tai pirmasis įsakymas su pažadu, kad tau gerai sektųsi ir ilgai gyventumei žemėje. Ir jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, bet auklėkite juos, drausmindami ir mokydami viešpaties vardu. Laiškas Efeziečiams 6 skyrius. 5 dekalogo įstatymas sako: gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei žemėje, kurie viešpats tavo Dievas tau skiria. Išėjimo 20 skyrius. Kadangi iki kol patys vaikai gali prisimti atsakomybę už savo veiksmus, tėvai tame laikotarpyje jiems atrodo kaip Dievo atstovai. Logiška ir tikslinga, kad mūsų pirmoji žmogaus pareiga yra prieš mūsų tėvus. Be to, šio įsakymo tikslas yra išmokytų vaikus gerbti valdžią,
nes tėvai yra tam tikra valdžia jų gyvenime. Taip, tai tas įsakymas mus moko paklusti teisėtai valdžiai taip pat, kuri valdo valstybę. Vaiko mintyse santykių su tėvais pavyzdys tampa pagarbos ir paklusnumo tiems, kuriems teisiškai suteikta Dievo valdžia pagrindu. Ir jeigu tai nemokinama šeimoje ar valstybėje, kokie gali būti santykiai tarp piliečių ir valstybės. Ir dar šis įsakymas uždeda vaikams atsakomybę prieš savo tėvų garbę. Veiksmažodis čia išverstas kaip gerbk kilęs iš žodžio, kuris reiškia ir šlovė. Iš tiesų vaikai savo pasiekimais, savo elgesiu gali pašlovinti savo tėvus arba sugėdinti juos savo neteisingų, nelaimingų gyvenimų. Dievas mums liepia pasistengti, kad mūsų tėvų vardas būtų garbingas, šlovingas. Brangus draugai, tai principai, kurių laikydamiesi galite ne tik prailginti savo gyvenimą, bet ir kokybiškai jį pagerinti. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas Jankelis.